Didžiąją rungtynių dalį vos 7 krepšininkus rotavusi Ryb Valdos ekipa antradienio vakarą sukūrė staigmeną, įveikdama vieną iš plasta sostinės B lygos favoričių – ICM universiteto komandą. Svečiuose žaidusi studentų ekipa galingai pradėjo rungtynes ir pirmojo ketvirčio pabaigoje susikrovė dviženklį pranašumą – 27-16. Tačiau gera pradžia neįkvėpė ICM universiteto ekipos tolimesniems žygiams, veikiau atvirkščiai. Įgyję solidžią persvarą svečiai stabtelėjo, leido varžovams apkarpyti turėtą deficitą ir nejučia prarado rungtynių kontrolę. Nors antrojo kėlinuko pradžioje studentai dar buvo atitrūkę, tačiau tuomet aikštės šeimininkų ekipa laimėjo 7 minučių atkarpą net 21-1 bei pasiuntė varžovus į lengvą knockdowną 48-36. Svečiai greitai atsitiesė ir sugrąžino rungtynėms intrigą, tačiau antradienio vakaras priklausė Ryb Valdos ekipai. Įsismaginę aikštės šeimininkai žymiai taikliau atakavo iš žaidimo, tiksliau dirbo gynyboje ir nuaidėjus finaliniai sirenai šventė netikėtą pergalę rezultatu 78-70. Nugalėtojų komandoje rezultatyviausiai žaidė Valentas Želvys, įmetęs 20 taškų, Justas Norika pridėjo 16, o Laimonas Alionis į savo sąskaitą įsirašė 15 taškų. ICM universiteto gretose pasižymėjo Eigirdas Keblikas, pelnęs 22 taškus ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus, bei dvigubą dublį atlikęs Linas Beliūnas – 13 taškų ir 13 atkovotų kamuolių. Iškovojusi ketvirtą pergalę per 5 rungtynes, Ryb Valda tapo vienvalde A grupės lyderė. Tuo tarpu studentai patyrė antrąjį pralaimėjimą iš eilės ir smuktelėjo į 4 poziciją. Įdomu tai, jog šie klubai tarpusavį kovėsi jau 6 kartą, o Ryb Valda įveikė varžovus jau 4 sykį, tačiau tik 1, kuomet šios komandos žaidžia B lygoje. Iš tikrųjų, pirmoji pusė, pirmam kėliny darėm daug broko, paskui viskas stabilizavosi ir pasiekta svarbi pergalė. Viskas priklausys nuo to, kiek mūsų bus ir kaip seksis tiek žaisti, kaip su traumom, su viskuo, bet šiaip, sezono tikslus savo turim ir jų sieksim. Šiandien vertinu žaidimą iš tikrųjų, net nežinau kaip pasakyti, pralaimėjimas yra pralaimėjimas, kažkokių tai gerų dalykų irgi galėčiau išvelgti, tačiau pralaimėjom antrą kėlinį, pralošėm netgi 22 taškais, kas aš manau buvo esminis taškas rungtynių, bet tikrai džiaugiuosi už visą kolektyvą, kad atsibudo vyrai ir garbingai sukovojom. Gaila, kad mes į tokią duobę truputėlį įkritę. Bet kuriuo atveju aš komandą 100% tikiu, tai aš manau kitaip aš negalėčiau jų treniruoti. Kiekvieną iš jų aš pažįstu jau ne pirmus metus. Aišku, yra pastiprinimas iš Kauno, kuriam irgi suteikiu pasitikėjimą ir aš manau, turi tas žaidimas gerėti.